Taip, pakalbėkim dabar, nežinau, ar galėtumėm kažkokią duoti strategiją žmogui, kuri būtų labai paprasta ir pasiekiama daugeliui, norint va šitą pinigų žaidimą pereiti? Nežinau, kažkokį procentą nuolatos atsidėti, žinai, ten... Nu, aš negaliu pasakyti kažko naujo, ko nepasakė ten visi tokie visokie finansų patarėjai. Nu, tiesiog kuo daugiau atsidėtų. Tai va, aš sėdi manau... ir mėgaujas gyvenimu ir investuoji ir tampi milijardierium, triljonierium. Žodžiu. Būtent, dėl to žmonės nori išgirsti iš tavęs, ne iš konsultanto. Paprasti atsakymai yra, man atrodo, tai tiesiog vadinamas tas dollar cost average į S&P 500, žodžiu. Nu, toks jau aukso grinuolis, kurio niekas niekaip neaplenkia. Tai tiesiog investuoji į S&P 500, kas yra saugiausias indeksas istoriškai, kuris istoriškai duoda gražą tenais nuo 8 iki 10 maždaug procentų. Tai reiškia, gali būti duobių, kada ten prarasi 20 procentų, 30 procentų, bet palaikęs 10 metų gausi tą 10 procentų ar 8 gražą. Tai čia pats paprasčiausias būdas